Sveiki, čia Mantas ir šiandien parodysiu, kaip pilnai užbaigti registraciją. Tam jums reikia užpildyti profilį. Tam turite laiko 30 dienų, nes jeigu neužpildys per 3 dienų, tikriausiai jūs ištrins. Teks per naują registruotis. Tai va, spaudžiame prisijungę profilį ir užpildome savo duomenis. Spaudžiame Čionais edit. Čionais atidaro toks langas ir užpildome daugumą tų langelių. Apie save galite parašyti, ką norite, nebūtina čia užpildyti. Svarbiausia užpildyti gatvę, namo numerį ir zip kodą. Galite ir parašyti savo buto numerį ir aukštą, rajoną. Tuomet pasirenkame šalį, tai aišku Lietuvą, arba kur ir kitur gal gyvena, tai pasirenkat šalį žodžiu. Na, mes pasirinkim Lietuvą, skaitykim, ir tuomet Čionais pasirinkime apskritį, kur gyvenate. Tuomet pasirinksite miestą. Taip pat būtinai užpildykite kontaktus, tai telefoną, ar cellphone, ar paprastą telefoną. Na ir viskas, spaudžia tada save, jeigu viską užpildėte, ir tiek šitam lange. Toliau reikia būtinai įdėti savo dokumentus. Štai čia dar galite passwordą pasikeisti, na, o Čionais dokumentus įdėti. Taigi, svarbiausia reikia užpildyti šitos pirmus 3 iksiukus, taip sakant. Paskutinis yra kitiem naudojamas reikalam ir čia nebūtina. Taigi, pirma, čia reikia 3 nuotraukas įkelti. Spaudžiame upload documents ir įkeliam nuotraukas. Ir save tada. Na, o kokias nuotraukas reikia kelti? Pirmom, jeigu, pavyzdžiui, registruodamėtis įvedėt savo tapatybės kortelės numerį, tai pirma nuotrauka bus priekis tos kortelės, tai kur jūsų nuotrauka su ta pusė, ir back, kita pusė, nugarinė pusė tos kortelės. Taigi 2 nuotraukos kortelės turi būti priekinė ir galinė. Tai, o trečioji nuotrauka turi būti įrodymas, kad jūs gyvenate ten, kur gyvenate. Tai jūsų adreso įrodymas. Tai gali būti sąskaita kokią nors už šildymą, už telefoną ar kitus mokesčius, ar kokią sąskaitą, faktūrą ir panašiai ir panašiai. Svarbu, kad būtų jūsų vardas, pavardė ir adresas. Tai, kad galiojantis dokumentas būtų koksai nors. Tai nesvarbu koksai, svarbu, kad, sakau, būtų jūsų vardas, pavardė ir adresas. Na tai tiek atrodo. Ačiū už dėmesį.